klestėjimo. Klestėjimo jūsų visose gyvenimo srityse. Klestėjimo jūsų sveikatoje, emocinėje, dvasinėje, energetinėje, psichologinėje, visose aspektuose sveikatos. Fizinėje, žinoma. Aš linkiu jums klestėjimo jūsų santykiuose. Santykiuose su pačiu savimi, atrasti ryšį, draugystę su savo kūnu, su savo dūšia, su savo protu. Rasti taiką ir draugystę. Aš linkiu jums klestėjimo santykiuose su savo aplinka, artimiausia aplinka, tolimiausia aplinka, kad jūs talpintumėte ir savo netobulumų savyje su švelnumu ir rūpesčiu apgaubdami, tarsi apglėbdami kaip mažus vaikus išdykusius. Tuomet atsiras daugiau jėgų ir talpos priimti kituose netobulumus, atsiras daugiau kantrumo ir tolerancijos kitų elgesiui. Aš labai linkiu jums klestėjimo jūsų veiklose, asmeninėse, laisvalaikio, nepamirškite balanso, pusiausvyros ir jūsų darbe, kad jūs rastumėte erdvę reikštis, realizuoti savo talentus, savo stiprybės ir būti naudingiems kitiems ir tame matyti prasmę, gauti atgalinį ryšį ir augti. Aš linkiu jums klestėjimo ten, kur jūs jaučiate stoką, trūkumą, neišbaigtumą. Aš linkiu jums užpildyti tai savimi ir priėmimu savęs, kad su jumis jau dabar yra viskas gerai ir jūs esate pakankamas, pakankama. Dabar niekam nieko nereikia jums įrodinėti. Tiesiog nuleiskite kartelę žemiau iš aukščio. Iš siekimo tobulumo leiskite būti savo netobulu, klystančiu žmogumi su meile, dėkingumu. Ačiū, kad buvote.